Tokia jau mano genetika. Nieko čia nepakeisi, kad netelpu tuos džinsus. Esi kada nors savo taip sakiusi? Stop. Jeigu tu kaltini savo genetiką dėl kūno formų, tu tiesiog atiduodi savo galią. Ir pati neprisėmė atsakomybės, o ieškai kaltų. Ir turiu tave nudžiuginti, kad genai 20% tik tai lemia tavo kūno formų ir 80% priklauso nuo tavo įpročių, nuo to, ką renkiesi daryti kiekvieną dieną. Tai yra, ką dedi į lėkštę, kiek judi, kiek miegi, kaip rūpinėsi savimi, žalingi įpročiai, hormonai, stresas, emocinė būklė, emocinis valgymas ir taip toliau. Ir nereikia kaltinti savo kūno. Verčiau paklausk savęs, ką aš šiandien darau su juo, kaip elgiuosi su savo kūnu. Ir iš tiesų labai gražiai Maja Grey pasakė savo meditacijai, kad švelniai savo kūnu ištark. Aš noriu prieiti arčiau ir būti tavo draugas. Tu šitiek metų dirbai mano naudai, o aš nežinojau ir net nepadėkojau. Ar yra kas nors, ką tavo labai galėčiau padaryti geriau ateityje?